Sveiki, čia L2 Gamers Team ir šiandien išaušo ypatinga diena. Šiandien galutinai nutrauktas Microsoft Windows Vista palaikymas. Na aišku, daugeliui atrodys čia kaip paprasta diena, na bet yra kaip yra. Štai, šiandien 2017 metų balandžio 11 diena ir ką tai gali reikšti. Na, pagrindė tai ant tų operacinių sistemų, mano manimu, nebus mažiau pagalbos bus jiems suteikiama iš Microsoft ir kuo toliau, tuo daugiau programų nepalaikys tą operacinę sistemą. Na, tas pats buvo ir su Windows XP 2014 metais. Ir tiek. Štai ir internete galima pamatyti tokių vaizdų parašius. Aišku, Windows XP vartotojams 2014 metais išmesdavo tokias lenteles, ant Windows Vista tokių nematyti. Štai, tiek daug ir nėra. Žmonės irgi informuojami yra. Tokių lentelių yra. Na, aišku, Šiandieną dar neatrasim tiek daug Windows Vista vartotojų, na bet vis tiek mažuma yra. Ta dalis, aišku, yra istorijų, kur buvo ir uždrausta operacinė sistema. Taip pat žmonės labiausiai skųsdavosi dėl jos. Per visą Windows istoriją buvo tokia pati nekenčiamiausia. Taip pat ir patys esate girdėję. Na štai, čia kaip ir pusiau tokių vaizdų matome, pagrindinės lentelės, bet pagrindė yra tas, kad galutinai pasibaigė galiojimas. Tiesiog galutinai. Visas pratęstas laikotarpis galutinai pasibaigė. Aišku, pagrindinis palaikymas kažkur pasibaigė gal 2012 ir pratęstas reiškia jau truputį prailgina tą laikotarpį palaikymą ir vėliau būna galutinė data. Štai, tada praeitą kartą, kai aš dariau tokį patį įrašą su Windows XP, aš jau į Microsoft.com. Štai. Ir ten labai gerai pats pirmasis puslapis informavo, kad Windows XP palaikymas pasibaigė. Ką dabar mes išvysim? Microsoft, kaip matome, tik tais reklamuoja savo šiandieną, bet gėdijasi savo Windows Vista operacinės sistemos. Kaip negražu. Ir nėra ką skaityti. Tik tais, kas šiandieną iš gero. Tada yra. Tik tais bus koks galbūt atnaujinimas ant šitos atseit naujausios Windows 10 operacinės sistemos. Na taip. Na štai,
jeigu vis tas pasibaigia, daug žmonių rekomenduos pereiti į naujesnes, o ypač užkietėję, taip pat, aišku, žmonės dar kiti rekomenduos pereiti į pačią naujausią operacinę sistemą, tai yra Windows 10. Na štai, bet matome nieko gero, tik puikios naujos funkcijos atgyja galingose ir moderniuose tokios ir tokios operacinės sistemos įrenginiuose. Gerai. Nieko gero iš tikrųjų šiandieną negalima pamatyti, tik tais reklama ir šlamštas. Per tiek daug metų kažkaip nieko gero nebegali pamatyti. Yra kaip yra. Galime štai ir tada naujesnės operacinės sistemos yra Windows 7, ant kurios dar nėra pasibaigęs visas galiojimas. Na ir daugelis galbūt mėgins pereiti ant jos. Na, bet tiek daug nereiškia tas galiojimo pasibaigimas, naudoti vis tiek gali. Na, bet laikui bėgant, šita operacinė sistema bus jau po truputį užmiršta, kaip ir pačios seniausios Windows 3, Windows 95, Windows 2000, taip pat ir XP ir Vista. Na, bet vis tiek internete kažkur kitur išliks tie pavadinimai visi. Na, bet jie bus jau nebepanaudojami. Štai, tada ką reikia daryti, tai Windows Vista diską išmesti į šiukšlinę ir įsirašyti kokius Windows 7. Viskas. Arba surengti laidotuves. Gerai. Kur kastuvas nukrenta, ten ir kasu. O, labai gerai. Kastuvėlis pasidarbavo. Dabar Windows Vistai yra paskutinė akimirka. Na štai. Tada taip gražiai nuleidžiam ir tada 200 metų galės suirti. O, gerai. Gerai, kaip čia paleidžiam? Kaip čia dabar paleidžiam? Ar taip? Gerai? O? Ar norit gražiau gal? O, gerai. Nu, gerai. Kaip čia dabar sugalvojus?
Gerai? Aš tada bet kaip metu. Gerai, kad iš aukščiau paleisiu, kad jūs matytumėt. O, smackdown. Gerai. Prasmeks. Gerai. Štai. Windows Vista diskas yra. Na štai ir tada. Štai Windows Vista diskas. Ir viskas. Verčiam žemę. Svarbiau sukibusios, bet kažkas. Verčiam tuos. Tai lengviausias. Yra viršutinis lūpų. Jau šį pasirinksiu. Šitą pasiimam. Taip jau užkasa. Va. Ir. Normaliai. Čia pasakys, kad taip. Gerai. Na štai ir viskas. Ir sėkmingai, ir Windows Vista diskas sėkmingai užkastas. Dar pamiršau paminėti The Root Before the Storm. Šitas kompaktinis diskas padaro kompiuterį labai greitu. Tai aš patarčiau tokį įsigyti. Tai va. Štai viskas. Kol kas negaliu įrodyti, bet tai yra patvirtinta. Štai The Root Before the Storm ir čia viskas surašyta iš tikrųjų. Kokios ypatybės ir taip toliau.